Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais ir juos pakomentuoja bei paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taigi, visai neseniai buvau pasidalinęs vaizdo įrašu, kuriame papasakoju, kad nuo sausio 1 dienos įsigaliojus įstatymo pakeitimams aplinkosaugininkai gali be kitų institucijų pareigūnų dalyvavimo keliuose stabdyti ir atlikti transporto priemonių taršos matavimus. Dabar žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad aplinkos apsaugos departamentas įsigijo pirmąją įrangą automobilių taršai matuoti. Patikrinimų žada pradėti vėliau pavasarį. Pernai gruodį departamentas įsigijo taršos analizatorių komplektą. Vienas skirtas dyzeliniu kuru varomiems automobiliams, kitas benzinu ir dujomis varomiems automobiliams. Nustačius, kad transporto priemonės išmetamųjų dujų kiekis viršija normą arba esant bet kokiam skysčio, pavyzdžiui, tepalų kuro nuotėkiui, dėl kurio gali būti padaryta žala aplinkai arba sukeltas pavojus kitiems kelių eismo dalyviams, bus naikinama transporto priemonės techninė apžiūra. Už transporto priemonių, kurių į aplinkos oro išmetamų teršalų kiekis viršija normas, eksploatacija gresia nuo 100 eurų iki 300 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 300 eurų iki 500 eurų bauda. Tad šios tvarkos kyla daugybė klausimų. Patvirtintame techninės apžiūros tvarkos apraše yra numatyta, kad transporto priemonės techninė būklė turi atitikti nustatytus reikalavimus. Jeigu jie yra įvertinti teigiamai, išduodamas dokumentas, patvirtinantis, jog transporto priemonė atitinka techninius reikalavimus. Šis dokumentas galioja tam tikrą laikotarpį priklauso nuo transporto priemonės. Tačiau tas laikotarpis yra tiksliai nurodytas, pavyzdžiui, 2 metai. Ir suėjus tam terminui reikia pakartotinai atlikti privalomą techninę apžiūrą. Na, čia nieko naujo nėra, visiems vairuotojams tai yra žinoma. Tad jei yra nustatoma, kad savininko transporto priemonė yra techniškai tvarkinga, kuo vadovaujantis reikia dar kartą tikrinti transporto priemonę, kažkur kelyje nesuėjus nustatytam, pavyzdžiui, 2 metų terminui. Tai galbūt vėliau praplės tikrinimo apimtis ir kelyje sustabdžius pradės tikrinti mašinos stabdžius, vairavimo įrangą ir taip toliau. Žodžiu, žmogus perina techninę apžiūrą, sugalvoja išvažiuoti į kitą miestą, jį sustabdo kokie aplinkosaugininkai kelyje, patikrina visą mašiną, dar kartais sako, ne, žiūrėk, apžiūra negalioja, tu negali važiuoti, čia normalu. Tai ko verta techninė apžiūra, kuri nurodo, kad automobilis yra techniškai tvarkingas, jeigu techninė apžiūra jau tą pačią dieną gali panaikinti aplinkosaugininkai. Apskritai, kaip pačiam žmogui reikia nustatyti, kad jo mašina viršija taršos normas? Ar yra sudarytos kažkokios tai patikrinimo sąlygos, kuo remiantis nustatyta taršos rodiklio norma? Ar čia gal apskritai nereikia ieškoti logikos, nes Pasaulio ekonomikos forumo pirmininkas Klausas Švabas visiems pasakė: "You will own nothing and you will be happy." Nieko neturėsi ir būsi laimingas. Bus sukeltos įsivaizduojamos nepakeliamos taršos normos, kurių bus neįmanoma atitikti, todėl negalėsime turėti transporto priemonių ir dar turėsim dėl to šypsotis. Žodžiu, klausimai yra daugybė, tik vargu ar yra atsakymai. O ką jūs, brangus bičiuliai, manote apie tokią priimtą naują tvarką? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.